Mėly ugniagesiai, būkit pasveikinti čia, jaukiame, gražiame Pasvalio krašto muziejuje. Šiandien Florijono diena ir Florijono brolis susirinko čia, kad atšvęst pačią svarbiausią savo šventę. Ir noriu pradėti nuo to, kad paprašyti jūsų visų, kad dauguma iš jūsų esate tie žmonės, kurie ne vieni metai jau kovojate su ugnimi ir iš tikrųjų, manau, žinot, kad ne vienas iš jūsų kolegų yra kitame pasaulyje, geresnėme pasaulyje. Ir noriu paprašyti visų jūsų atsistoti tylos minutę, pagerbti visus mirusius. Ačiū. Jeigu jūs dabar išeitumėte gatvę ir prieitumėte prie pirmo pasitaikiusio žmogaus ir paklaustumėte, su kuo jam asocijuojasi gaisrininkas, žinau, kad jums tas žodis nepatinka, bet aš jį dabar vartoju specialiai, nes ko gero didžiai gyventojų dalius, kaip buvo, taip ir esat gaisrininkai, tai ko gero 4 iš 5 žmonių pasakytų, kad gaisrininkai tai yra tokia kompanija vyrų, kurie kiaurą dieną lošia kortom, miega, be galo pasakoja anekdotus, kalba apie žvejybą, medžioklę, kartais, kai nieks nemato, padaro alaus bokalą, kai kurie kur nors pasislėpia ir tą alaus bačkelį įsivaro, bet, ir kartais, kai nėra ką veikti, važiuoja gesint gaisrus. Čia priekyje sėdintys uniformuoti vyrai jau jiem kumščiai rankose susispaudė, jaučiu, kad tuoj prisikalbėsiu, bet žinokit, norit to nenorit, bet tas įvaizdis toks yra, ko gero, dauguma iš mūsų vis taip įsivaizduoja ugniagesius, kurie tiesiog miega kiaurą parą, o kai jau nėra ką veikti, važiuoja gesint gaisrą. Taip, ko gero, žmonės įsivaizdavo prieš ugniagesius ir prieš 10, ir prieš 20, ir prieš 100 metų. Kaip ten buvo, mums papasakos istorikas netrukus, bet žinot, aš manau, kad jūs neturėtumėt pykt ant tos tokio įvaizdžio savo, aišku, reikėtų gerinti bet kokiais atvejais, bet manau, kad galit būt ramus, nes jeigu jūs paimtumėt bet kokią gyventojų apklausą ar darytą šiandien, prieš metus, ar prieš 20 metų, ar prie vienos, ar prie kitos valdžios, jūs pamatytumėt, kad ties klausimu, kuo jūs labiausiai pasitikite, atsakymas dažniausiai bus tas pats, yra ugniagesiai. Visais laikais žmonės pasitikėjo ugniagesiais, juos gerbė, juos mylėjo. Ir vėlgi toks labai keistas paradoksas, tą, ką žmonės myli, tuo, ką žmonės pasitikė, valdžia šitų nemėgsta. Deja, bet mes gyvenam tokiam pasaulyje ir manau, kad labai nesunku bus tai rodyti. Prisiminkit, kokiuose jūs patalpose dirbate, su kokiom antikvariniam mašinom važinėjat,
kiek praleidžiat laiko, ar koks tas jūsų darbas, šaltis, vanduo, rizika tiek sveikatai, tiek gyvybei, ir vat, kai ant vienos lėkštės, svarstyklių lėkštės sudedant visus tos reikalus, kitoj lėkštės pusėje padėkit savo atlyginimą ir klauskit dabar patys savęs, tas atlyginimas nusveria, tai kiek ir ką jūs dirbat. Ir tai vienas iš tų įrodymų, kad iš tikrųjų jūs valdžiai visiškai nerūpit ir vėlgi savo atkaklumo, savo atsidavimo dėka, vietos seniūnijų pagalba, Pasvalio savivaldybės įnašų, sakykime, nes vėlgi Pasvalys tai yra, kad mes kokie esame išdidus, tai yra viena iš neturtingiausių Lietuvos savivaldybių, bet visgi kažkaip tai sugeba išlaikyti tas 6 komandas ir vėlgi jūsų darbo dėka tos komandos atrodo daugmaž padoriai. O kas sugeba didžioji valdžia, sėdinti ten kažkur Vilniuje, tai geriausiu atveju jie ką padarys, jie atsiųs jums 1 centą kainuojantį popieriaus lapą, ant kurio bus labai gražiom raidėm parašyta ačiū už viską. Tai iš esmės manau, kad yra dar vienas mūsų valdžios pjūvis jums, tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų, rizikuojate savo gyvenimu, tam, kad mes nors truputėlį gyventumėm saugiau ir ramiau. Bet, sakau, yra pikta ir negera ir iš tikrųjų šiandien belieka vėlgi tik tais, džiaugtis tuo, kad ne valdžia, ne kažkokie ten generolai, kurie sėdi aukštai. Jie šiandien, ko gero, per televizorių kalbės daugybę gražių žodžių, bet kai reiks važiuoti kaimą su 30 metų senumo gaisrinė, tuo metu jisai ramiai sėdės kažkur ten Vilniuje ir jam bus mažiausiai rūpės, kaip gyvena Pasvalio, Miškėlio, Pasvalio, kažkokio kitokio pakraščio ugniagesiai. Ko gero, vėlgi didžiausias yra tas įvertinimas, tai vėlgi tas pasitikėjimas, žmonių pasitikėjimas jumis ir jūsų darbu. Ir tai dėja yra, ko gero, geriausia dovana šiandien, nors manau, kad dauguma iš jūsų gerokai mieliau vietoj to didelio ačiū priimtumėt tokia nedidelė krūvelė banknotų, ar ne, bent jau kartą metuose, tai būtų, ko gero, geriausias įvertinimas vietoj tų krūvos gražių, niekam nereikalingų žodžių. Gerai, ar tai buvo prieš 100 metų ar prieš 200 metų, aš nežinau, bet už tai tą labai gerai žino istorikas Gražvydas Balčiūnaitis, kuris tuoj papasakos, kaip gyveno ugniagesiai Pasvaly, Europoje ir visam pasauliu, ir ar čia kas nors pagerėjo, per tas metus ir pagerėjo. Paplokit Gražvydą. Dieną aš paduoti ne man, reikia Viktorui, kad jis sukūrė jums iš pradžio savo kalbom, šmaikščiom ir labai įdomiom. Nežinau, kiek bus įdomios mano kalbos, pasitengsiu kuo trumpiau, koncentruotai papasakoti šiek tiek apie ugniagesybą Pasvalio krašte, kaip jinai atrodė galbūt ne prieš 100 metų, bet labiau koncentruosiuosi į smetoninį vadinamą laikotarpį, tai yra 20 amžiaus pirmą pusę. Ir remsiuosi vėlgi ne savo užrašais, lengviausia visada naudotis kitų, nes berods prieš 15 galbūt metų tuometinis mūsų darbuotojas Gintaras Butkevičius, dabartinis Biržų muziejaus direktorius, surinko medžiagą iš archyvų apie smetoninį laikotarpį Lietuvos Pasvalio, Lietuvos ir smulkiau Pasvalio ugniagesybą ir paruošė pranešimą, straipsnį spaudoje ir aš jį suradęs tą straipsnį šiek tiek jį sutrumpinęs pasinaudosiu ir jums šitą papasakosiu. Taigi, ugniagesyba be abejo yra labai svarbi, labai sena šaka, senas reiškinys pasaulyje. Kalbant apie Lietuvą, pirmieji žinomi duomenys apie ugniagesybą iš 16 amžiaus, tai 1505 metų kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus miestui, kurie buvo įpareigoti visi gyventojai rūpintis bendrai miesto saugumu. Tai yra, kad visiems tai turi rūpėti, o ne kažkokiai tai organizacijai, kurios tuo metu ir nebuvo įsteigta. Na ir kadangi Vilnius buvo aptvertas gynybinė siena, o toje sienoje buvo vartai, 10 ar 11 vartų, tai kiekvienose vartuose turėjo budėti po sargybinį dieną naktį ir žiūrėti, kad ne tik, kad nepriešikautų kažkas mieste ar šiapus anapus sienos, bet ir prižiūrėti, kad kilęs gaisras būtų pastebėtas ir laiku suskubta jį gesinti.
Na ir 16-17 amžiaus dokumentuose galima aptikti duomenys, kaip turėjo būti organizuojama ta priežiūra. Pavyzdžiui, prie Vilniuje, prie Rotušės, na ir prie kitų didesnių miestų rotušių turėjo visuomet būti pilni vandens kubilai rogėse ir ratuose. Tai yra vanduo tam, kad esant reikalui būtų skubiai galima jį panaudoti gaisro gesinimui. Be vandens be abejo ir kopėčios, ir geležiniai įrankiai, ir medinis švirkštas, ir 14 audinių kibirų apsaugoti nuo ugnies. Na ir kitas dalykas, kas buvo reglamentuojama gana griežtai, tai, kad bravarai turėjo būti statomi tik prie upės, kad esant reikalui vėlgi būtų galima gauti paprasčiausiai vandens, paprasčiausiai būdu. Na, žygiuojant šiek tiek toliau, carinius laikus, 19 amžių, reikia pasakyti, kad ugniagesių tų, kaip vadinami, draugijų ar ugniagesybos kompanijų nebuvo gausu vien dėl tos priežasties, kad carinė valdžia labai įtariai žiūrėjo į bet kokį bendruomenių susirinkimą, į bet kokį žmonių susibūrimą, už tai kentėjo ne tik ugniagesyba, bet kentėjo ir kitos labai svarbios žmonių gyvenime sritis. Todėl ir tos organizuotos ugniagesybos, ugniagesių gaisrininkų draugijos jos nebuvo toleruojamos ir jų buvo tik tai iš viso apie 15. Nu, ir vėliau jau šiltėjant visam tarybui, jos tiesiog susikūrė daugiau. Na, įžengiant į Lietuvos nepriklausomybės pirmosios Respublikos laikotarpį nuo 18 metų, vėlgi viskas turėjo prasidėti iš naujo, nes pirmasis pasaulinis karas sugriovė absoliučiai viską nuo sistemos, kokie jau buvo, iki paprasčiausių archyvų ir duomenų. Liko labai mažai ir viską reikėjo pradėti iš naujo. Ir pirmoji buvo įsikurta Kauno savanorių ugniagesių draugija 21 metais ir nuo jos prasidėjo atgimimas Lietuvos ugniagesybos. Na, kas tuo metu buvo ugniagesiai ir kam jie priklausė, tai nebuvo vieningos kažkokios tai organizacijos. Savo ugniagesybą turėjo kariuomenė, šitie geležinkelininkai, šauliai turėjo savo ugniagesių komandas ir be abejo savanoriai, savivaldybės savanoriai ugniagesiai. Na ir jas visas bandyta suvienyti kažkaip, tai tam buvo netgi įkurta ugniagesių, Lietuvos ugniagesių sąjunga, bet nelabai sklandžiai vyko tas vienimo darbas ir dalies dėl to kentėjo, kada gyventojai, kurie susidurdavo tiesiog su ugnimi. Na, kas dar iš tokių dalykų įdomesnių, jau žengiant į Pasvalio kraštą, tai kad, pirmiausia, apie gaisrus, Pasvalys priklausė Biržų apskričiai tuo metu. Ir vienas iš statistinių duomenų, tai kad 33 metais Biržų apskrityje kilo 48 gaisrai. Apskritis didžiulė, dabartinis Biržų ir Pasvalio praktiškai rajonai tuo metu buvo kartu sudėjus. Biržų apskrityje 48 gaisrai ir laimė žuvusių nebuvo, sužeisti 6 žmonės, nuostoliai 230 tūkstančių litų. Na, o žiūrint į visą Lietuvą, tai per 10 metų, statistiniai duomenys, nuo 18 iki 28, visoje Lietuvoje kilo 9 tūkstančiai gaisrų ir padarė nuostolių už 90 milijonų litų tuometinių ir žuvo 119 žmonių. Be abejo, skaičiai mažesni negu šiais laikais, bet tiem laikam tai jau pakankamai buvo dideli nuostoliai. Prašau pasakyti, čia Pasvalio gaisrų vaizdai iš 4 dešimtmečio ir kai kurie vaizdeliai be gaisrų. Ir yra viena skaidrė, matysite, jau matėte ir dar matysite apie pranešimą, kaip pranešimas iš Pasvalio spaudoje apie kilusį gaisrą. 1920 metai, didžiausias gaisras Pasvalyje, kuomet sudegė Biržų gatvė ir ta aplink esanti teritorija, apie 500 žmonių liko be pastogės. Ir tas gaisras sunaikino tą medinę dalį, po to gaisro buvo pradėta projektuoti ir mąstyti apie tai, kad Pasvalys, bet jau centras turėtų būti mūrinis vis dėlto miesto dalis.
Ir 31 metais jau buvo parengtas projektas Mūrinio miesto, tai yra dabartinė aikštė, kurio fontanas aplink bažnyčios, aplink tą aikštę jau buvo sustatyti mūriniai namai. Ir sąlyga buvo ne tik mūras, bet ir stogai turėjo būti arba čia, arba skardos, kad kuo mažesnė tikimybė būtų kilti gaisrui. Taigi neapsieita ir be kuriozų, be abejo, kiekviename darbe jų yra ir štai vienas iš tokių, pacituosiu vėlgi pranešimus. 25 metais Pasvalio ugniagesių draugijos šventę buvo pakviesti ir biržiečiai. Biržų ugniagesiai nusisamdė automašiną, nuvažiavo pas kaimynus į Pasvalį. Tik pasiankstino, nes mašinos savininkas, skubėdamas į Panevėžį, biržiečius išlaipino Pasvalyje 11 val. O ne 13, kaip jie turėjo atvykti. Tačiau, kad ir anksčiau atvykusius svečius, Pasvalys pasitiko iškilmingai, su dūdomis, su orkestrais ir kitais visais patogumais. Tačiau pritaikius tuo metu galiojusių švenčių įstatymą, kuris draudė triukšmauti per pamaldas pamaldų metu, ištyrus šitą įvykį, kurie ugniagesiai buvo pripažinti kaltais dėl ramybės drumstimo ir nubausti. O bausmės buvo toks. Draugijos viršininkas gavo 14 parų, ugnies meistras ir kapelmeisteris po 7 paras. Tai irgi toks įdomesnis atvejis, kaip iš gero galima padaryti nelabai gerą, nors lyg ir nieko nenutiko. Šitas atvejis vėlgi buvo panašus su gaisrų gesinimais, kuomet Pasvalyje kilo gaisras, mažesnis ir ugniagesiai, matydami, kad jau nepavyks išgelbėti tų namų, kurie dega, juos paliko degti, o pradėjo lieti vandenį ant tų aplink esančių pastatų, kad jie neužsidegtų. Tai vėlgi jam pavyko tą gaisrą lokalizuoti, ten namelis ar du jie sudegė, tačiau kiti buvo išgelbėti, bet vėlgi nusipelnė jie didelės pylos ir miestiečių paniekos, ne paniekos, bet priekaištų už tai, kad suliejo namus galbūt be reikalo. Jiem taip atrodė, kad be reikalo. Bet vėlgi ištyrus atvejai, valstybinių lygių ištyrus šitą situaciją ir atvejai buvo prieita išvados ir tyrimas parodė, kad ugniagesiai pasirodė padarė tinkamai, padarė tai, kaip reikėjo ir išgelbėjo tai, kad buvo galima išgelbėti, paukodami tai, ko jau nebebuvo galima išgelbėti. Na ir toliau karas, taip, antrasis pasaulinis, vėlgi viskas, arba beveik viskas žlunga, tiek organizacijos, tiek sąjungos, tiek ugniagesys, kaip laikraštis buvo leidžiamas, sovietmečiu vėlgi uždraustas. Na ir žmonės taip pat, žmonių, turiu omeny, gaisrininkų bendruomenė irgi sumažėjo, kaip ir visur kitur, ir tremtis, ir visi kitos netektis. Ir vienas iš pranešimų, tai kad 41 metais, birželio 25 dieną iš Pasvalio komandos pabėgo 3 ugniagesiai. Mašina firmos Chevrolet priklausiusio ugniagesių komandai, minėti asmenys tiesiog išvažiavo. Ir išvažiavo daug taškis vadinti. Išvažiavo, gero ir negrįžo. Kokia žinutė? Na ir tuomet okupacija keičia okupaciją iš sovietinės į vokiečių, vėlgi atkuriama tai, kas buvo prie Smetonos vokiečių laikais, ir jau Biržų apskrityje veikia 20 ugniagesių komandų. Ir ten turint, jeigu žiūrint į dabartinį Pasvalio rajoną, tai buvo 6 komandos, tai Pasvalyje, Joniškėlyje, Vaškuose, Saločiuose, Kriaučinyje ir Daujėnuose. Punktenai Kušaltas tuomet buvo Panevėžio apskrity, todėl čia neminimi. Na ir truputį apie tai, kas ir dabar aktualu, kiekgi buvo tų ugniagesių, kad suprasti, kas tai buvo per organizacijas, kokios tai buvo kompanija. Taigi, jeigu kalbėt apie Pasvalį, Pasvalio ugniagesių komanda sudarė 7 samdomi ugniagesiai ir 80 savanorių. Dabar kiek pavyks surinkti, nežinau. Toliau Joniškėlio ugniagesių komanda 2 samdomi ir 30 savanorių. Vaškuose 2 samdomi ir 70 savanorių. Saločiuose 2 samdomi ir 20 savanorių. Samdomų nebuvo tik Kriaučinyje ir Daujėnuose. Visi savanoriai. Svarbu tai, kad kodėl savanorių, palyginus net jau mano galva, tai nemažai yra skaičiai.
savanorių. Kodėl jų buvo tiek nemažai? Todėl, kad į savanorių buvo atleidžiami nuo karinės tarnybos. Tie, kurie į savanorių ugniagesius, jiems nereikėjo tarnauti kariuomenėje. Nežinau, kaip dabar bus. Negalioja tokia. Na ir pabaigai vėlgi linksmesnis nutikimas toks, kad jau karo metai, 42-ieji, ugniagesiai pasvalyje ir pasigirsta skambutis pas pasvalio šitoje Vačerinė ir paskambina Biržų ugniagesių vadovas ir liepia atvaryti į Biržų skubiai, atvaryti 2 mašinas, 2 autocisternas, kurias turėjo pasvalys, skubiai varyti jas į Panevėžį. Na ir ugniagesys, kuris atsiliepė skambutį, iš karto perdavė žinią viršininkui pasvalio. Pasvalio viršininkas, būdamas gudrus ir įtarus, suabejojo šito pranešimo. Paskambino į Biržus, pasirodo Biržai nieko neliepė, nereikalavo. Na ir prasidėjo tyrimas, kas, kaip, kodėl čia skambino, pasirodo per kitų pertrauką. Vienas iš savanorių atsinešė, čia rašo, atsinešė į gaisrinę pusbonkę degtinės ir kartu su budėjusiais vyrais išgėrė. Tai vat vienas iš tų vyrų vėliau išėjęs paskambino iš namų į gaisrinę ir pranešė, kad, tokia žinia, pranešė, kad vyrus reikia varyti į mašiną. Panašiai kaip dabar būna bombos sprogimai, taip, arba užminuotas pastatas, tai tuo metu norėjo pajuokauti, kad Biržai kviečia pastatą. Na ir jam atsitiko taip, kad kaip nusižengęs bendrai ugniagesių drausmei, neleistinai panaudojęs aukštesnių pareigūnų autoritetą, iš darbo buvo atleistas. Tuo baigdamas ir palinkėdamas, aš esu įsitikinęs, kad taip pas jūs nevyksta ir palinkėdamas, kad niekada tai nebūtų, ne tik jūsų, bet ir be abejo visose kitose organizacijose, kuriuose mūsų saugo ir mūsų užtikrina saugumą, kad taip nebūtų ir sėkmės jūsų darbuose ir kad ko gero pamažiau būtų darbo.
muzikantės priminė, kad už geros savaitės mes visi degsim Eurovizijos liepsnose. Bet kol kas švenčiam Florijono dieną ir turiu pakviesiu dar vieną sveikintoją. Aš nežinau, ar jisai sugebėtų užgesinti namuose užsidegusią kiaušinienę, arba jis moka elgtis, ką reikia daryti, kaip nors būdamas, kai būna tolimoj išvažiavęs į užsienyje, jeigu kartais lyginant užsidega kelnės, bet tas žmogus tikrai moka gesinti emocinius, ypač politinius gaisrus ir kviečiu mūsų rajono merą Gintautą Gegužinską. Sveiki visi. Jo, Viktoras čia mane gerai pristatė, vadinasi. Iš karto pasakysiu, su Balčiūnu užsirašėme savanorius, kad jeigu ko nors nemokame, pavyzdžiui, stegusi kelnių lyginti, kad išmokame. Nors iš tikrųjų savanoriais tai užsirašėme, bet ko gero galbūt patarsim vienam kitam kaminą išsivalyti ir nuo to gal gaisro nebus. Tai irgi šioks toks pliusas. Tačiau ne apie tai noriu šnekėti. Klausykite, iš tikrųjų, šiandien iš visus reikia sveikinti Florijono dienos proga. Jūs gelbėtus pačius populiariausius, kaip Viktor sakė, pačius mylimiausius tautos ir liaudės. Bet iš kitos pusės, jūs per praėjusią nuo Florijono iki Florijono čia pasvalyje irgi pragyvenote tam tikrą, iš tikrųjų sudėtingą laiką. Koks velnis įkišo Julių, vadinasi, už vairo pasivažinėti ir į stulpą atsimušti su mašina namuose. Ir mes jam dėkojame savivaldybės taryboje, naujas vadas Saulius. Tačiau vyrai ir damos, norisi tikėti, kad šiandien šventės proga sveikiname, bet kad jūs tokie pat organizuoti, tvirti, nuoširdūs ir išliksite. Aš suprantu, valdžios pasikeitimas kitą kartą būna labai įvairus, tačiau bent kiek matosi, kad atrodo viskas ir sutarimas tarp jūsų ir su mūsų seniūnijomis ir tie darbeliai, tos gryčios, jūsų, kaip sakyti, būstinės, tai iš tikrųjų mūsų rajone, galim sakyti, pavyzdinis. Ir Juliui lenkiu galvą prieš tamstą, nežinau, kiek jūs tenai, vadinasi, kiek kortom žaidėte, kiek plytas mūrinote, bet jūs sutvarkėte. Ir iš tikrųjų, jeigu prieš departamentą kartais pasirodant, yra ką parodyti. Ar tai būtų Joniškėlio gaisrinė, ar tai Krinčinė, ar Pušalate pristatyti garažai, nežinau, dar truputį gal nebaigta, bet visą tai jūs padarėte. Ir padarėte savo vardu, savo prakaitų, kartais palošėte, tai žinot, iš mūsų paprastų, taip sakant, civiliokų, iš tikrųjų gal ir gerai loškėte. Svarbu, kad nedegtų niekas. O kai niekas nedega, tada, ko gero, visiems ramiau gyventi ir turtas ir gyvybės saugomos. Nors su tom gyvybėm čia irgi tokie įdomus dalykai, kas nuo karto gaunasi. Ir dar vieną dalyką norėtųsi, kad ir sukarinta gelbėtojai, sukarinta dalis ir savanoriai, kad jūs visą laiką bendrautumėte ir surastumėte bendrą kalbą. Kad visi esat vienu lygiu. Aš suprantu, vieni statutiniai, kiti yra vyresnio amžiaus, visokių patirčių, visokių gyvenimų, bet kad šios abi tarnybos mūsų krašte iš tikrųjų vieną kitą palaikytų. Na, o su savanoriais, aišku, vėl gerbiamas pranešėjau, jūs labai teisingai apie valdžią ir pinigus. Valdžia, aišku, geriausia būtų, kad jūs visi būtumėte savanoriai. Ir jūs ateitumėt, va kaip ten kažkada prieš karą Krinčinė, pasirodo, nei vieno etatinio nebuvo, visi 20. Kaip jie rinkdavosi su savo tais grėbliais, atsiprašau, ne grėbliais, kabliais, ir gesindavo, Dievą žino. Bet kažkada, kad šitai bus, tai kažkiek tokių dalykų bus. Aišku, prie to viso mes turim pereiti po truputį, po valiuko, kad nebūtų iš tikrųjų streso ir kad liktų kam gesinimas. Na, o šiandien su Povilu Balčiūnu sveikiname jūs visus ir reikia, aišku, dar pakviesti mūsų tą, kuris jums išduoda visus ten iš pareiškimų, solventus viską, kad iš vietos temos jisai įteikia dovanas abiem pusėms. Sauliau, sveikinu, nuoširdžiausiai. O dabar dėl padėkų, aš nežinau, ar dabar reikia. Kaip pasakėte, man išvijo. Ačiū visiems uždėmesi. Kalbėjo kunigaikštis savanoris Gintautas Gegužinskas. Sveikimo kalbai kviečiu priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Remigijų Balnių. Labadiena visiems. Na, aišku, aš taip kalbėti kaip meras tikrai nemoku. Šiek tiek gal paprasčiau, sakėm, sauksiau pakalbėsiu.
Na, aišku, kaip ir kiekvienais metais, gegužės 4 dieną mes susirenkame paminėti savo profesinę šventę, tai yra Šventas Florijono ugniagesių globėjų dieną. Nu ir kągi, sveikinu visus čia susirinkusius, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų darbuotojus, svečius, ugniagesių profesinė šventės proga. Na kągi, noriu padėkoti ir savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiam, na, tuo pačiu, sakykime, savo ugniagesiam, na, kurių čia praktiškai nematau. Na, taip sutapo, kad vis tik tai šiais metais mes turim vienu laiku 2 renginius. Mūsų renginys vyksta Panevėžyje, bendras apskrities renginys, kuris turbūt už 10 minučių jau prasidės. Ir gavosi taip, kad aišku, na, mūsų žmonės dalinai dalyvauja tenai, sakėm, tai negalėsiu, sakėm, čia nei savo žmonių paskatinti, nei kažko tai, todėl kad taip jau išėjo. Ir mes esam pakviesti į mūsų tą profesinę šventę, tai yra valdyba, todėl kad, na, tai yra mūsų įstaiga. Nu, bet ne, vis tiek mes esam čia gyvenantis, čia dirbantis ir manau, kad vis tik tai, mano manimu, man tai yra viskas gerai, o šventė, sakėm, yra svarbesnė negu, sakėm, ten yra šventė. Todėl pasilikau čia. Na ir kągi, noriu padėkoti dar kartą visiems ugniagesiam už tikrai ganėtinai sunkų darbą, už pasiaukojimą, už tą skubėjimą padėti žmonėm nelaimėje. Na, dėl to turbūt, kaip ir buvo paminėta, vis tik tai ugniagesiai gelbėtojai turi didžiausią, sakėm, žmonių pasitikėjimą, ir tas pasitikėjimas jau daugelį metų, na, niekiek nekinta. Man atrodo, kad vis tik tai, jeigu mes ir toliau taip dirbsime, sutelktai, tas pasitikėjimas turbūt išliks dar daug metų, o jeigu dar įsijungs, sakėm, ir savanorių ugniagesiai su mėro priešakyje, tai manau, kad tikrai, sakėm, tas pasitikėjimas dar augs. Aišku, šie metai yra šiek tiek išskirtiniai, todėl kad jau čia buvo kalbėta apie savanoriją, kuri, sakėm, buvo tarpukariu. Na, toks kaip ir verčiamas gal vėl naujas, gal ne naujas, atverčiamas, gal kažkada tai užverstas ugniagesybos veiklos istorijos puslapis apie savanorių veiklos pradžią. Nes nuo šių metų sausio 1 dienos jau priešgaisrinės saugos įstatyme yra įtvirtinta savanorių ugniagesių veikla, kurią reglamentuoja įstatymas, tai aišku, ją reikia, sakėm, kažkokiu tai būdu organizuoti, vykdyti, puoselėti, propaguoti ir kviesti rajono bendruomenių aktyvių žmonės, sakėm, įsijungti į tą veiklą. Na, manau, kad šiandien tikrai dalyvauja nemažas būrys rajono gyventojų, kurie, sakėm, pareiškė norą tapti savanoriais. Aišku, savanoriais, ugniagesiais, gal labiau, sakoma, prevencinėje, švietėjiškoje veikloje. Bet tai vis tiek, manau, kad savanoriai, sakėm, ir aišku, šitas mūsų skaičius, manau, kad apskritai, sakėm, šiai dienai yra pats didžiausias. Na, Kupiškis šiek tiek ten turi savanorių, bet apie 16, sakėm, mūsų, kiek žinau, skaičius gerokai viršė 20. Tik aišku, gaila, kad savanorių gesintojų pakol kas turim ganėtinai nedaug, sakėm, kaip tai šiai dienai 2. Manau, vienas iš jų tikrai dalyvauja, vienas yra išvykęs į Panevėžį, kaip ir nebus čia. Na, bet vis tiek, sakėm, manau, kad ta savanoriška veikla po biškį įsivažiuos. Pirmieji metai yra tokie žiūrėjimo, daug klausimų, aišku, gal tokių yra ir ne visiškai aiškių tikslių atsakymų į kai kurios klausimus, kaip ta veikla bus organizuojama, bet manau, kad praktika parodys, nes vis tiek ir istorija rodo tai, kad kažkada tai, sakėm, tikrai didelę dalį gaisrų užgesindavo savanoriai. Na, šiai dienai, sakėm, aišku, mes turim profesionalią tarnybą, etatinius darbuotojus turim, bet jeigu prisiminus istoriją, tai 20 amžiaus 40-metyje iš visų veikusių savanorių ugniagesių formuočių maždaug pusė buvo savanoriai. Nu, tas, kas maždaug buvo paminėta istorija. Tai, kaip sakoma, savanorija nėra kažkokia tai naujiena, sakoma, arba kažkoks tai baubas, kuris, kaip sakoma, pirmąjį dieną, sakoma, atrodo toks kažkoks tai nežinomas, neaiškus, nu, gal šiek tiek ir nepriimtinas, todėl, kad yra sukurta sistema, jinai pakol kas, na, gal veikia, aišku, su sena technika, su sena įranga, trūkumų, sakėm, yra šitoje sistemoje ir kartais, aišku, tai gali pakenkti, sakėm, ir mūsų darbo prasyvų, sakėm, arba pareigų atlikimų. Na, dabar, kas liečia, sakėm, savanorių veiklos, sakėm, nu, tai iš karto, kaip sakėm, galiu pranešti, kas, kaip sakėm, patapti savanoriais
švietėjiškoje srityje, sakėm, šiandieną departamentas yra paskelbęs akciją, kurios pavadinimas, kai žinau, namie saugiau, įvyks gegužės birželio mėnesį. Tai manyčiau, kad tikrai va šitie savanorių ugniagesiai prisijungs prie šitos akcijos ir ganėtinai aktyviai dalyvaus kartu su mūsų darbuotojais, tuo pačiu, sakykime, ir aišku, socialiniais darbuotojais, todėl kad tai yra šitą akciją nukreipta į socialinės rizikos grupės žmonės, sakykime, kad išsiaiškinti ten jų, kaip sakyti, gyvenamąją aplinką ir vis tik tai, sakykime, nustatyti kokie ten didžiausi trūkumai, sakėme, kad būtų galima, sakėme, paimti kažkokius rimtesnius sprendimus, sakėme, gal vyriausybės lygmenyje dėl šitos srities saugumo, užtikrinimo. Nes vis tik tai parodo tai, kad mūsų darbe, sakėme, būna tie tokie negeri dalykai, kai ir skaudus įvykiai, kai vis tik tai mes nesugebame dėl įvairių priežasčių, sakėme, išgelbėti žmonių gyvybių ir aišku, visose žūsta žmonės. Tai yra čia patys skaudžiausi įvykiai, sakėm, dėl kurių mūsų tarnyba, aišku, irgi pergyvena ir daroma visos pastangos, kad vis tik tai, na, šitų žodžių, sakėm, būtų kuo mažiau, sakėm, nu, kad ir geriausia atveju, aišku, jų visai nebūtų. Nu kągi, per daug neužsitęsdamas į kalbas, sveikindamas visus Švento Florijono dienos progą, noriu palinkėti, kad mūsų globėjas, tarnybos įgelbėjimo globėjas, globotų ir saugotų ne tik ugniagesius, bet ir jūs, jūsų šeimos narius, artimuosius, kad padėtų išvengti, sakykim, nelaimių. Na, o savanoriam ugniagesiam noriu visiem palinkėti, kad vis tik tai jų tas darbas ir savanoriavimas nebūtų toks prievartinis, kaip tai šiandieną jau bandoma suprasti, kad vis tik tai ši veikla, sakykim, tokia ganėtinai staigi ir priverstinė. Ir kad vis tik tai jų suteiktos gyventojams žinioms suteiktų, kaip sakė, džiaugsmo, pasitenkinimo, kad vis tik tai gal dėl jūsų pasakyto žodžio pas žmogų nekilo gaisras, gal net ir nežuvo žmogus gaisre. O ugniagesiam gelbėtojam noriu palinkėti ištvermės, susitelkimo, bendro darbo, sveikatos ir stiprybės, atliekant savo kilnią misiją – gelbėti. Ačiū. Noriu paskelbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymą dėl apdovanojimo paskatinimo 16 metų 25 dienos. Vadovaudamas Vidaus tarnybos statutų, darbo kodeksu ir departamento Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuostatais apdovanoja už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklų, ugniagesio gelbėtojo žvaigžde, Joną Petrikonį, Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Vaškų ugniagesių komandos ugniagesį gelbėtoją. Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde apdovanojamas Hėlikas Rutkus, Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Dovėnų ugniagesių komandos ugniagesys gelbėtojas. Moteris ir gėlė žymiai. Tuo pačiu įsakymu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius reiškia padėką, pavaldingą tarnybinį pareigų atlikimą. Stanislavui Gagožiui, Pasvalio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Miškėlių ugniagesių komandos ugniagesio gelbėtojo. Reiškia padėką Sauliui Mačiukui, Pasvalio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Miškėlių ugniagesių komandos ugniagesio gelbėtojo. Taip pat dar noriu pagarsinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymą dėl Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų paskatinimo.
vadovaudomis darbo kodeksu ir Pasvalio savivaldybės mero raštu dėl Pasvalio savivaldybės tarnybos darbuotojų apdovanojimų Šventos rajono ugniagesių gelbėtojų dienos proga už gerą darbo pareigų vykdymą reiškia padėką Arūnui Mockevičiui, Pasvalio rajono priešgaisrinės tarnybos Pušalto ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vyriausiam vairuotojui. Taip, reiškiama padėka Vytautui Mazaliauskui, Pasvalio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, kurie ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų. Reiškiama padėka Regimantui Paškoniui, Pasvalio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Saločių ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų. Dar kągi tiek. Minėjau, kad savo darbuotojų negaliu paskatinti, nes visi išvyko į Panevėžį pasiimti paskatinimų, taip kad tenka apsiriboti tuo. Tai kągi, ačiū. Uždėmesi visiems. Geros šventės. Dėkui. Dabar, kad man būtų drąsiau, aš norėčiau pasikviesti, kad atsiprašau Povilą Balčiūną, nes čia atrodo dviesi vyrai turi sveikinti visus vyrus ir įteikti patirtis. Už gerą darbo pareigų vykdymą bei nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą padėka reiškiama savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Joniškėlių ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vairuotojui Sauliui Norvaišai. Pasvalio rajono savivaldybės meras padėka Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Pušalo ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vairuotojui Rimvydui Murauskui už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Pasirašome. Už gerą darbo pareigų vykdymą bei nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą padėka reiškiama Vaškų ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vairuotojui Arūnui Stakėnui. Taip, Pasvalio rajono priešgaisrinės tarnybos Joniškėlio ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų. Jau skaitė? Skaityk šitą. Taip, priešgaisrinės tarnybos, aš trumpinu, Vaškų ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojui Arvydui Salučkai už gerą darbo pareigų vykdymą bei nepriekaištingą, pavyzdingą tarnybinį pareigų atlikimą. O dabar, ar galima laužti kortom ir kiek galima mėgoti, jums papasakos ugniagesių profsąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius. Labadiena, garbūs susirinkusieji. Labai smagu, kad tokia intencija, kad mes ugniagesių dieną švenčiam taip linksmai, kai reikia, dirbam, kai nėra darbo, lošiam kortom. Tačiau, ši šventė tokia, kad aš manau, jinai vienyje ir tos, kurie ir lošia kortom ir dirba, kadangi tai šventė, kuri vienyje ugniagesius, kurie gesintų gaisrus. Tai šventė, kuri vienyje mūsų bendruomenė, visuomenė, kuri laukia pagalbos iš ugniagesių. Ir mes žinome, kad surinkus pagalbos telefoną 112, ar tai būtų žmogus skęstantis, ar tai būtų autoįvykis, atskubės tie ugniagesiai, kurie dabar šiuo metu nešvenčia, bet yra tarnybos vietų ir pasiruošę išvykti į pagalbą žmonėms. O kadangi, čia ir meras, mačiau, įvykdė tokią praktiką, kad vienas nevaikštų, tai aš paprašyčiau irgi savo žmoną, kadangi šiandien viso Lietuvoje vyksta eibė renginių. Tai yra ir mišios, kurios vyksta, bažnyčiose. Tai įvairūs renginiai, paminėjimai, priešgaisrinės tarnybose. Teko ir man šiandien dalyvauti su departamento vadovais, su ministerijos vadovas teko dalyvauti irgi katedroje. Ir šventų mišių metu man patiko labai viena intencija.
Kadangi buvo kalbėta apie ugniagesius, buvo kalbėta apie Florijoną, reiškia, ta intencija būtų tokia, apie ugnį. Ugnis šviečia, ugnis šildo, ugnis naikina, ugnis žudo. Tiek, kad gerbėmi aš palinkėčiau jums, reiškia, ir jūsų visi artimiesi, kad jūs susidurtume su ta ugnimi, kuri šildo ir šviečia tiktais. O šiaip, reiškia, yra įprasta, reiškia, nevažinėti be dovanų, reiškia, tai norėčiau, reiškia, to pačio pareikšti ir padėkas, kadangi mūsų profesinė sąjunga vienyje galbūt pačius aktyviausius narius, ir va čia pulkininkas, nežinau, kažkodėl tai savo vyrus neapdovanoja, reiškia, jo, tai galbūt mes prisidėsim, reiškia, prie to ir pradėsim to, kad pasveikinsim, reiškia, sukarintus, reiškia, tarnybos darbuotojus. Prašau. Nu, kažkaip tai pradėti iškart sveikinti, kad kažkaip irgi reikėtų man trumpai vieną žodelį tarti. Gerbiami svečiai, gerbiamas merė, gerbiami ugniagesiai. Kažkaip tai vis tik Švento Florijono diena paprastai visą laiką būna saulėta. Niekados neprisimenu, kad jinai būtų ledinga, kad lietus lytų čia piltų. Ne. Visą laiką būna jinai graži ta diena. Tokia šventiška. Smagu vis tik, kad čia jūsų labai daug susirinko, kad tikrai pagerbėm ir tie, kas išėjo, ir kas čia esame visi šito žemėje. Ir, žinot, noriu jums palinkėti visiems, tiek šeimom, tiek jums, brangus ugniagesiai, ir savanoriams, kurie gal norės tikrai būti tikrų savanorių, atlikti tą reikalingą darbą. Svarbiausia mūsų yra sveikata. Visiems didelės sveikatos, stiprios sveikatos. Meilės šeimom, vaikams, artimiesiems savo. Ir visiems, kaip sakant, kad tikrai būtų ta šiluma, ramybės visiems. Ir tos tokios tikrai, kad būtų kuo ramiau, tuo yra geriau. Ir kuo mažiau jūs vykstate į šituos gaisrus, tuo yra geriau. Kaip sakant, šalis pas mus turtėja. Ir su mano vyro pagalba aš norėčiau, sakant, padėti teikti jums apdovanojimus, tokius nedidelius. Vadinasi taip, Mindaugui Motuzui, Panevėžio APGV Pasvalio PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresniam inspektoriui Švento Florijono dienos proga už prasmingą darbą profesinių sąjungų labai, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdienėje jūsų veikloje ir asmeninėme gyvenime. O kada gerbiamas pulkininkas, reiškia, visus savo geriausius vyrus išsiuntė, reiškia, toliau nuo čionais, kad kartu neloštų jo, aš to pačiu paprašyčiau, kad, reiškia, gerbiamas, reiškia, kolega perduotų mūsų padėką Mariui Kaulinskui ir Valtarui Vasilevičiui. Nėra jo. Ar jau? Išvykti. Kaip? O Jėzu, aš labai atsiprašau, atleisti, prašom ateikti čionais. Vasilevičiui, Panevėžio APGV Pasvalio PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektoriui Švento Florijono dienos proga už prasmingą darbą profesinių sąjungų labai, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdienėje jūsų veikloje ir asmeniniam gyvenime. Atsiprašau, čia gaus tiesiog, kad Valtaras yra žmogus pakankamai kuklus jo ir atsėdo pačiuose galinėse vietose. Taip, kas seka, kad prašyčiau jūs sėsti, jūs prieikinti eilėse, Valtaras. Čia neprie gerųjų municipalinių žiniais. Dabar sekantis būsim Broniai Grizoniai, Pasvalio rajono savivaldybės Kryčino ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų darbuotojai Švento Florijono dienos proga už prasmingą darbą profesinių sąjungų labai, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdienėje veikloje ir asmeniniam gyvenime.
išsikėlė ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojai vairuotojai. Švento Florijono dienos proga už prasmingą darbą, profesinių sąjungų labui, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdieninių jūsų veikloje ir asmeniniam gyvenime. Ir taip, dėkoju dar kartą Algiui Stulgiui, Pasvalio rajono savivaldybės Krinčino ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojai, Švento Florijono dienos proga už prasmingą darbą, profesinių sąjungų labui, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdieninių veikloje ir asmeniniam gyvenime. Respublikinė ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga dėkoja Sauliui Matickui, Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovui už nuoširdų bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis, stiprios sveikatos, puikios kloties kasdieninių jūsų veikloje ir asmeniniam gyvenime. Ačiū svečiam. Na, šitos dvi tarnybos eina ir dirba kartu ir todėl manau, kad natūralu, kad šiandien jūs sveikina Pasvalio policijos komisaras Dalius Prakuraitis. Myli gelbėtojai, kolegos ir statutiniai, kolegos ir savanoriai, savivaldybės gaisrininkai, esant toj pačioj sistemoje, vidaus reikalų sistemoje, vidaus reikalų ministerijai priklausom. Tai noriu aš šiandien nuo visos policijos bendruomenės pasveikinti su profesinė šventė. Mes lygiuojamės į jūs, kaip minėjo vedantysis, į jūsų aukštus reitingus, į jūsų kad jumis pasitikė žmonės labiausiai. Ta pasitikėjimą tikriausia jis ir toks turėtų būti, kadangi jūs gelbėjat žmonės, jūs gelbėjat eismo įvykius, jūs atvažiuojat gesinti gaisrų, kai dega turtas, kai vaikas įkrenta į duobę, jūs kviečia, kad jį ištrauktų. Tai sunku kažką jums iš tikrųjų palinkėti, bet norėčiau, kad visos reformos, kurios dabar vyksta, kurios vyks ateityje, kad jos spręstų pagrindinį galbūt net klausimą, tai jūsų darbo atlyginimo klausimą, kad visos tos priemonės, kurios yra numatytos, kad jos visgi būtų nukreiptos į tai, kad tas atlyginimas būtų orus, kad jūs oriai galėtumėte gyventi. Na, o jums ir jūsų šeimos artimiesiems palinkėti, kad niekas nesirgtų ir negulėtų ligoniniai, o kaip Gražindas čia pasakojo, kad taip pat, kad niekam iš jūsų nereikėtų sėdėti kalėjime. Tai vienu žodžiu sveikinu jūsų profesinę šventę, linkiu geros šiandien dienos, gero vakaro, gaisrų, kad nebūtų, o jeigu pradėtų kažkas degti, kad ir lietus tuo pačiu pradėtų lyti ir jums niekur nereikėtų skubėti. Tai sveikinu jūs. Dėkojom komisarui. Kviečiu didelį nuoširdų ugniagesių draugą Vaškų seniūną. Mėly ugniagesiai profesionalai, mėly ką tik iškepti būsimieji savanoriai, norėčiau pasveikinti visus su profesinė švente, Švento Florijono dieną ir palinkėti, kad Šventas Florijonas būtų jum gailestingas visais gyvenimo atvejais. Ir kortom lošiant, ir gaisrą gesinant, ir dar kai ką darant, kai nėra darbo. O aš asmeniškai Vaškų seniūnijos vardu norėčiau padėkoti Vaškų ugniagesių komandai, su kuria mes labai gražiai sutarėm, bendradarbiaujam. Kada jiem būna blogai, aš
jie pas mane ateina, kai man būna blogai, aš pas juos nueinu palošti sporto ir kai turiu laiko, tai už tą nuoširdų bendradarbiavimą ir sąžiningą darbą gelbstint turtą ir gyvybės sveikinu su ugniagesių globėjo diena ir norėčiau įteikti padėką, kadangi, kaip Viktoras minėjo, galėčiau, jeigu turėčiau, galėčiau įteikti ir tą pluoštą pinigų, kai jis minėjo, bet šį kartą apsiribokim tuo gerai, o paskui, kai ateisit asmeniškai susitarti. Sveikinimo žodį kviečiu tarti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovą Saulių Maticką. Gerbiami ugniagesiai, gerbiami svečiai, gerbiami ugniagesiai veteranai. Kiekvieną gegužės 4 dieną ugniagesiai švenčia savo profesinę šventę. Visi apdovanojimai, sveikinimai, padėkos rodo, kiek jūs esate reikalingi gyventojams, atsidavę savo darbui, padedate žmonėms įvykus nelaimei. Gavus finansavimą iš savivaldybės, savo jėgomis renovuojate ugniagesių komandų pastatus. Esate tikri atsidavėliai savo darbui. Ne veltui reitingų lentelėse daugelį metų užimate pirmąją vietą. Tad sveikinu visus ugniagesius su profesinė šventė, linkiu stiprybės, sveikatos, susitelkimo, ramių budėjimų, nelengvame, bet labai reikalingame darbe. Šventės proga parašiau įsakymą dėl apdovanojimų, su kuriuo supažindins specialistė Onutė Ridvarskė. Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2016 m. gegužės 2 dienos įsakymas dėl Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų paskatinimo. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų vykdymą Švento Florijono ugniagesių globėjų dienos proga reiškia padėką Romui Bedakui, Pušalato ugniagesių komandos ugniagesiui. Vytautui Zarembai, Krečino ugniagesių komandos ugniagesių vairuotojas. Sauliui Venslovai, Saločių ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vairuotojas. Algirdui Mikalainui, Daujėnų ugniagesių komandos ugniagesių gelbėtojų vairuotojas. Taip pat norim padėkoti už pagalbą Linui Mainoliui.
Mindakui Morzai. Už pagalbą apmokant savanorius ugniagesius, nedalyvaujančių gesinant gaisrus, tačiau vykdančius visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.
verslininkas Rimas Želvys. Labą dieną. Gerbiami ugniagesiai, atėjo pasveikyti Triesto rajono dienos prog ir palinkėti sveikatos. Atnešė vieną gesintuvą. Ačiū, Romukai. Taip išeina, kad dabar mūsų rajone bus 3 gelbėjimo tarnybos. Viena valstybinė, kita savivaldybė, 3 savanorių. Iš tikrųjų, mes gyvenam pasaulį, kuriam žodžiai pareiga, pilietiškumas yra toks baisiai pasenusi vertybė, labai nepopuliarus dalykas ir iš tikrųjų ir smagu, šiek tiek neramu matyti, kaip atgimsta tas savanorių judėjimas ir belieka palinkėti iš tikrųjų ir tiems savanoriam, užsispyrimo, drąsos ir vėlgi mūsų valdžiai nepridaryti kokių nors keistų žingsnių, kurie atbaidytų žmonės nuo to savanoriško judėjimo. Ir dabar iš tikrųjų labai smagu, istorinė akimirka, pirmieji savanorių ženkliukai bus įteikti naujiems nariams, ugniagesiams savanoriams. Aš kviečiu viršininką tą ir padaryti. Šių metų ugniagesių šventė ypatinga tuo, kad pirmą kartą bus įteisinti ugniagesiai savanoriai. Veikla prasidėjo nuo šių metų sausio 1 dienos, bet reikėjo pravesti mokymus, čia padėjo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Visus dokumentus sutvarkyti ir šiandien jau įteiksim pažymėjimus ir ženkliukus ugniagesių savanorių. Kviečiu ugniagesių savanoriai pasiimti numeris 1 ženkliuką Gintautą Gebužinską. Labai ačiū už pirmą numerį, bet gal Balčiūnsono labiau vertas įstačiau gaisrą. Kviečiu Povilą Balčiūną. Numeris 2. Neruosim tą atstumą, kuris ir čia yra. Priimant kabučią. Paulį Petkevičių. Julius Tuoj. Gal vis tik tai vieną minutę dar turėsit kantrybės. Noriu aš jūs visus pasveikinti. Čia jau įpratimą turbūt. Su ugniagesių gelbėtojų diena, savanorių, kadangi dabar susidarė pas mum jau kaip 3, sakom, yra gelbėtojai profesionalūs, savivaldybės gelbėtojai, savanoriai, skaitykim, kadangi yra pagal užmokestį
tai tikrai savanoriai, armijos savanoriai trigubai daugiau gauna. Ir dar valgį duoda, ir pagulda, ir išmygda. Reikia nieko. Tai va, tokie savanoriai esam. O mes va čia yra tie mažiučiai savanoriai. Nu, kiekvienas mes turėsim atlikti savo. Tai dar kartą noriu pasveikinti jūs visus su šitą dieną. Būkim visi sveiki, laimingi, kiek mes beuždirbtumėm, vis tiek mes savo darbą atliekam tikrai gerai ir pašoviai, už tai mūsų reitingai, kad mūsų nekristų, nors į mūsų reitingus pasižiūri tada, kai jie spausdina. A taip, tai užmiršta. Vis tiek jie dirbs. Ar taip, nu, jau yra toks pašaukimas. Į gaisinę vieną kartą įlipęs labai sunku ir išlipti turbūt yra. Kadangi dauguma, žiūrėkit, jau nebetoli ir pensijinis amžius, pensijinis jau yra. Tai dar kartą sveikinu visus, ypač jaunimą. Pradėjo dirbti, prašau, darbas reikia atlikti gerai ir nežiūrėti tai, kad mes vien tik kortom žaidėm, bet žmogui reikia visko. Darbo, duonos ir žaidimų. Sveikinu jūs dar kartą, būkit sveiki ir laimingi. Ir jūsų šeimos nariai. Rasa Gedrič. Algis Tulgis. Лиза Фуркет. Маргима Тамашева. Кестуті Володимир. Ліна Майноні. Сауля Щевицька. Станіслава Кюді.
Linas Stravinskis. Rimantas Savickas. Kazį Polėką. Sigita Jurkutė. Sigita Saulius. Vaida Ogindė. Ir Kęstutį Jasėną.